Visuomenės gebėjimas pasirūpinti pažeidžiamiausiais nariais, vaikais, augančiais be tėvų globos atskleidžia jos brandą ir moralinį stuburą. Tokios kilnios ir atsakingos misijos ėmėsi globėja Airida Freitakaitė, suteikusi galimybę 3 seserims augti mylinčioje šeimoje. Visų pirma, kai Airidą sutikau, kai atvyko, susipažinti su informacija apie vaikus, tai man iškart pasirodė, kad jinai labai empatiškas žmogus ir iš tikrųjų išmintingas žmogus. Ir žvelgiant į ramybę, turbūt tos savybės yra tokios svarbiausios ir svarbios, ko reikia, auginant ir prisileidžiant vaiką ir bandant atliepti jų poreikius, ar ne. Kuo galiu išskirti Airidą iš šito būrio? Tuom, kad ji globoja 3 vaikus ir šitą sprendimą priėmė kartu, žinoma, su savo šeima. Nors, kaip sakiau, pirminis lūkestis buvo 1 vaikelis, galbūt 2 vaikai, neišskiriant brolių seserų, bet eigoje atsirado ir ta žinia pasiekė, kad yra 3 vaikas, tai Airida sako, čia man yra ženklas ir aš neturiu čia ko mąstyti. Man Airida yra pavyzdys viso ko. Motinystės, vidinės ramybės, tiesiog šalia gera būti ir šalia tiesiog gauni kažkokia tokia sąveika vyksta, tokia kažkokia mistinė, nemoku sakyti. Ir kai matau, kaip su vaikais bendrauja, kiek yra kantrybės, kiek yra atjautos, kiek yra to ryšio. Ir gebėjimas tikrai spręsti problemas. Tinkamai. Ir Airidai, sakykime, ką aš pastebiu, kad prioritetas yra kurti tarpusavio emociškai šiltą ryšį su vaiku. Be abejonės lygiagrečiai ir jos vyro sutuoktinio didžiulis indėlis yra į tai ir bendrai šeimos vertybės, ką aš matau. Tai yra sutelktumas, tai yra pagalba vieni kitiems, tai yra emocinė šiluma vyraujanti, kuri matoma, nežinau, plika akimi atvažiavus. Ir aš sakau, kad ir tai, ką daro Airida, ar ne, globodama 3 vaikus, ir tai, ką daro apskritai globėjai, tai man yra ne šiaip veikla, ne šiaip kažkoks tai darbas ar užsiėmimas, tai yra pašaukimas, tai yra misija. Artimos aplinkos žmonių pavyzdžiai bei krikščioniškos radijos stoties laidų klausimas apie iššūkių kupiną globos kelią, Airidos širdyje pasėjo norą ir pačiai tapti globėja. 3 mergaitės globojanti moteris jėgų semiasi tikėjime Dievu, šeimos palaikyme ir pasivaikščiojimuose su savo 4 šunimis. Kad suabejoti mano pasirinkimu, žinokite, niekada nebijoju, nes jeigu padedu žingsnį dedu, tai jau padedu. Jau apsisprendžiu ir aš einu iki galo. Mažoji mūsų tik širdutės piešia. Ir visą laiką ateinu pasimti iš darželio, auklė sako, jums vėl atvirutę padarė. Pilna širdučių pripaišyta. Tas tikriausiai ir veda į priekį, kad tu matai tą tokį gerą džiaugsmą. Mūsų šeimos vertybės visą laiką yra pati šeima. Šeima, pagarba, supratingumas ir meilė. Meilė, nes be meilės nėra nei šeimos. Tos paprastos vertybės, kurios padeda mums judėti ir auginti jauną kartą. Aš čia papasakosiu tokį jautrų momentą. Turim tokį vieną labai šunį, yra labai nedidelis, mažas, labai jisai mylintis vaikus yra. Ir kai atvažiavo mano mergaitės, pačia jauniausia mergaitė buvo 3,5 metuko. Ir jinai visą laiką verkdavo, sunkiai užmigdavo. Labai būdavo ilgos naktis. Tas mano šuo, vardu Nanukas, visą laiką eidavo prie mergaitės tos. Pasileisdavo po pažastim, žinokit, jinai apkabindavo jį, glostydavo ir užmigdavo. Įsivaizduojat? Augintiniai, jie turi kažkokią nuojautą. Mano tikslas yra, tas mergaitės paėmiau, užauginti padoriais piliečiais, padariau žmogum. Nesvarbu, kaip sunku, bet mes ir stengiamės su vyru tą padėkti. Kad turėtų savo stuburą, savo kelią ir griežtai niekas jų kaip šakelių nelankstytų. Eitų savo keliu, tikslų savo tikslų gyvenimą.